Kita medalio pusė, taip, pramoginė žiniasklaida dominuoja, neabejotinai, į tą pramoginę žiniasklaidą eina politikai, manydami, kad nuo to auks jų reitingai, bet pasaulyje yra pavyzdžių, kada iš ties politikai investuoja daug į savo įvaizdžių gerinimo kabutėse kampanijas ir pasirodo, kad tai įvaizdžiai nedidėja. Prieš kelis metus, 2006 metais, anglų politologas Kenas Newtonas parašė ilgą įdomų tekstą apie Margaret Thatcher. Margaret Thatcher atveju praktiškai nuo jos atėjimo į valdžią 1970 metais 10 metų josios įvaizdis nepasikeitė. Dalis rėmėjų manė, kad ji savo pareigas atlieka puikiai ir yra išskirtinis lyderis. Kita maždaug tokia pati dalis visuomenės sakė, kad ji atlieka savo pareigas ir visiškai netinkamai ir skaldo visuomenę. Tai žiniasklaida kartais savo vaidmenį pervertina. Lygiai taip pat politikai, kurie eina į pramoginę žiniasklaidą, taip pat nebūtinai savo reitingus padidina. Taip, aš norėčiau šiek tiek pakomentuoti. Na, iš tikrųjų sutinku, kad labai nevykęs sprendimas buvo neleisti prieš rinkimus debatuoti. Bet turbūt tie, kurie sprendė, siekė būtent tai padaryti savo naudai, negi prieš savo interesus jie būtų tai padarę. Ogi ta nauda tame, kad jeigu atsitiktinis asmuo patenka į politiką, tiesiog išauksta ne į savo daržą. Ir tai labai matyti per debatus. Taigi atsiskleistų nekompetencija, nesugebėjimas strategiškai mąstyti, svarstyti rimtų temų. Bent jau vienoje srityje. Žmogus eidamas į politiką, jeigu jis nėra universalus, ko kartais pasigendama ir aukščiausio, ypatingai mūsų valstybės lyderių atžvilgių, tai bent jau vienas srityje, ar tai būtų švietimas ar sveikatos politika, suprasti ne grinai iš savo profesinio darbo, kokių tai technologinių elementų ar vadybinių, bet būtent kaip apie sektorių ir suvokti ryšį tos srities su kitomis sritimis, tai tada gali būti bent kiek naudingas toje srityje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kada buvo, tai čia manau, kad reikia keisti, nes kitaip, o kaipgi žiūrovai, kaipgi rinkėjai bus įman pasirinkti, kuris iš jų ginčiasi, kuris iš jų ginčiasi netiesiogiai tekstais. Tekstus galbūt parašo patarėjai komanda. Kaip išgirsti patį žmogų. Prisistatymas tai nėra debatai. Tai nėra debatai. Tai kas gali išmokti tos, ten, sakysim, 4 minučių pakalbėti arba turėti špargatką po ranką. Tai taip yra. O dabar, kada kalbėjo profesorius Krupavičius apie Thatcher fenomeną, tai iš tikrųjų aš turėjau garbės su ją susipažinti ir keletą kartų susitikti, net jinai mane pati buvo pakvietusi, jau kaip abi atsistatydinom tais pačiais metais ir iš tikrųjų buvo labai įdomu bendrauti. Tai aš galvoju, kad čia yra abiejų pusių sąveika. Ne vien tik tai pačioj gintariniai lėdį reikia ieškoti atsakymo į jos įvaizdžio, jos pasitikėjimo, jos stabilumą. Vieniems netinka, kitiems netinka. Aš manau, kad čia didelė dalis tai yra brandaus rinkėjų ir labai aiškios segmentacijos jų interesų. Štai šitiems interesams tokiam požiūrį jie tinka, kitokiam jinai netinka. Pas mus tas mūsų rinkėjas, iš mūsų rinkėjų bendruomenė labai dar nėra taip struktūrizavusi, kad tas būtų stabilu. Kita vertus, per 20 metų labai kito susiformavo ir oligarchų grupės, ir dėja, ir varganai gyvenančių, tai savaime jų požiūris skirtingas. Pagaliau jie dar neturi gilių tradicijų, galbūt ir netaip lengva perprasti netgi žmogaus, kuris galbūt tiktų ir plačiam spektrui rinkėjų, tarkim, viduriui. Perprasti, kas yra gerai, kas yra blogai, ir kas yra tiesa, ir kas yra netiesa, kai kalbam apie jį. Pagaliau žiniasklaida turbūt Britanijoje nepuola pardavinėti netikros prekės, tai yra sukurptos falsifikato
Tai yra